Sveiki, esu Justina Vasilevičiūtė, traukos dėsnio ir tapšnojimo praktikė ir coachingo specialistė. Ir apie tapšnojimą sekite kitą mano video įrašų seriją, kuri pasirodo trečiadieniais. O šiandien tęsiu savo tokių pamąstymų traukos dėsnio tema seriją. Ta proga, kad šį mėnesį sueina metai, kai ir baigėsi mano traukos dėsnio mokslai. Ir sueina metai, kai apskritai atradau šią temą ir pradėjau dirbti su traukos dėsniu. Ir šiandien noriu papasakoti Jums apie sapną, kurį sapnavau, kad kalbuosi su savo mokytoja, su Kristė Buitman. Ir mes su ja diskutavom apie tai, aš šiaip nesu jos gyvai niekada sutikus, bet mes tam sapne diskutavom su ja apie tai, kodėl svarbu yra dažnai kartoti savo norus ir kodėl tai svarbu. Nes šiaip, jeigu pagal visą traukos dėsnio principą, kaip veikia, tai užtenka vieną kartą panorėti, jeigu mes neturim viduje jokio prieštaravimo, jeigu tai, ką mes galvojam, sutampa su to, ką mes jaučiam, tai noras mūsų išsipildo. Bet yra kažkurie dalykai, kurių mes norim, bet jie vis neišsipildo ir taip yra dėl to, kad kažkokia dalis mūsų jaučia, kad yra nesaugu leisti tam norui išsipildyti, kad tai yra kažkaip tai pavojinga, yra kažkokia tai ankstesnė patirtis užsifiksavusi, kuris sako, kad taip nereikėtų daryti, taip yra nesaugu. Ir vienas iš būdų, kaip paleisti tą prikibusią emociją prie to noro, yra dirbti su tapšnojimo technika, kurią jau paminėjau, o šiandien noriu pristatyti dar vieną būdą, tai yra afirmacijos arba tokie teiginiai, kuriuos mes kartojam. Ir afirmacijos veikia tokiu principu, kad mes įsivardinam tai, ko mes norim. Pavyzdžiui, jeigu jūs šiuo metu ieškot savo svajonių darbo ir dar jo neturit, tai jūsų afirmacija galėtų būti: aš dirbu savo svajonių darbą ir kiekvieną dieną vis labiau realizuoju save. Esamuoju laiku įsivardinat. Ir tokį teiginį vis kartojat, kol jis jums tampa vis labiau tiesa. Dabar kodėl tai veikia ir kodėl tą reikia daryti, ir kas vyksta tada, kai mes kartojam kažkokius teiginius, tai mūsų smegenys nuolat veikia ir nuolat juose sukasi kažkokios tai mintis ir kartais mes net ir nesuvokiam, gali būti, kad pasąmonėje kažkur vyksta kažkoks dialogas, kurio mes net negirdim. Ir jisai tikėtina, pavyzdžiui, jeigu liekam prie to svajonių darbo, pavyzdžiui, jeigu iki šiol jūs tokio darbo dar nesusirado, tai tikėtina dėl to, kad kažkuri jūsų dalis jaučia, kad tai yra nesaugu, ar kad pavojinga yra daryti tai, ką nori, arba pavojinga yra išsiskirti iš minios ir daryti tai, ką aš noriu daryti. Ir tikėtina, kad tas teiginys ir vidinis dialogas jūsų galvoje sukasi jau taip dažnai, kad taip yra kaip, jeigu palyginsim, tai kaip autostrada, kaip į kurią jūs iššokat ir lekiat didžiausiu greičiu, 130 leidžiamas greitis ir dar net ir greičiau. O ta nauja mintis, kad aš dirbu savo svajonių darbą ir vis labiau realizuoju save, yra kaip toks takelis per pievą, kai pereinam, įsivaizduokit. Lieka šiek tiek žymės, bet iš esmės jau ten po dienos to žymės nebėra. Bet jeigu mes vaikštom to takeliu kiekvieną dieną arba kelis kartus per dieną, tai jisai vis platėja, vis ryškėja, po to jau pasidaro vieškelis ir tada jau žvyrkelis ir tada nuasfaltuojam ir pasidaro autostrada. Tai yra procesas. Ir afirmacijos arba tos teiginių kartojimas padeda pagreitinti ir, įtvirtinti tą mintį, kad protas mūsų pagautų pačią idėją, nes ne veltui sakoma kaip reklamai, kad žmogus, kad užsifiksuotų kažkokią idėją, pavadinimas, prekės ženklas turi išgirsti kažkiek ten kartų, neužtenka vieno karto, tai lygiai taip pat ir mūsų galvoj norai, kad užsifiksuotų, mes turim išgirsti pakankamai daug kartų. Ir aš noriu šiandien pasidalinti vieną iš savo afirmacijų, kurią aš naudoju. Jinai skamba taip: mano gyvenimas pilnas džiaugsmo, meilės ir nuostabių dalykų. Jame nėra jokių rūpesčių, aš auginu gerus dalykus savo gyvenime ir taip jų auga man ir kitiems, jų daugėja man ir kitiems. Ir tai yra gan toks ilgas sakinys ir keli tikriausiai sakiniai, bet jis toks pakankamai platus ir visą apimantis. Ir kiekvieną kartą, kai aš tai kartoju ir dabar jau, kai man ateina koks nors rūpestis ir aš tada primenu, kad mano gyvenime nėra rūpesčių, reiškia, aš tai irgi išspręsiu, kad tai nebebūtų rūpestis, o būtų tik tai išspręstas klausimas. Ir kuo dažniau aš tai kartoju, tuo labiau tai mano viduje nusėda. Dabar kaip dažnai kartoti afirmacijas ir kaip jas kurti ir konstruoti, ir apie tai parašyta labai daug literatūros. Nėra mano tikslas išdėstyti visą traktatą apie tai, aš tiesiog noriu priminti, kad jūs turėtumėte tai minty, kad jeigu mes sąmoningai nekuriam savo minčių ir negalvojam tai, apie ką mes galvojam, tai gali būti, kad mes galvojam kažką tai visai neigiamą ir tada pritraukiam visai ne tos dalykus, kurių norėtume. Tai tokia mintis šiandien, toks pasakojimas. Pasidalinkit, kaip jūs galvojat, kokia afirmacija veikia jums, ką jums patinka kartoti, ką jūs naudojat, kas jau pritraukia jūsų gyvenimą tai, ko jūs norit.
Šiandien tiek ir susitiksim kitą savaitę su nauja tema. Čia buvo Justina, iki.